Birželio pradžioje Panevėžyje prasidės vieno svarbiausių šių metų infrastruktūros projektų Nemuno gatvės tilto per Nevėžio upę kapitalinio remonto darbai. Įvykus viešųjų pirkimų konkursui Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė rangos darbų sutartį su akcinė bendrovė HISK. Šiuo metu su energijos skirstymo operatoriumi ESO derinamas elektros tinklų iškėlimo klausimas. Pasibaigus šiems darbams bus pradėtas tilto remontas. Atliekant kapitalinį remontą bus perbetonuotos gelžbetonio konstrukcijos, pakeista važiuojamosios dalies danga, sutvarkytos atraminių kolonų ir rėmų sijos. Taip pat bus atnaujintas pėsčiųjų ir dviračių takas, laiptai, turėklai, pakeista lietaus nuotekų sistema ir modernizuotas apšvietimas. Remonto metu eismas tiltų nebus visiškai draudžiamas, vairuotojai galės juo važiuoti viena eismo juosta. Kapitalinio remonto darbus planuojama užbaigti iki 2027 metų. Bendra projekto vertė šiek tiek daugiau nei 3 300 000 eurų. Iš jų apie 2 milijonai eurų skirta iš miesto biudžeto lėšų.